Sveiki, gyvi. Taigi šiandien mes esam klausimų atsakymų sesijoje, kaip įveikti atstūmimo jausmą ir nustoti jaustis nereikalingu. Vienas iš pamatinių svarbiausių jausmų, kurie visus smarkiai įtakoja. Tai susitikimo darbotvarkė, kas yra Mykolas Truncė, kas yra atstūmimas, socialiniai ratai, atstūmimas, savižudybės, atstūmimas, kur gyvena atstūmimas, kaip tvarkytis su atstūmimo nereikalingumo jausmu, kiauri šuliniai, patirtos gyvenimo traumos, saugumo lygiai ir atsakysim į klausimus. Taigi, kas aš esu, trumpai prisistatysiu labai greitai, nes daug čia visokių tokių dalykų yra. Turėjau nutraukti 3 santuokas ir tam reikėjo man beveik 30 metų, kad suprasčiau, kad ne žmonas reikia keisti, o save. Tada pasikeičiau ir jau 18 metų gyvenu pagal pastiprinimo modelį. Atsirado pasitenkinimas gyvenimu, galvos skausmas, jeigu buvo anksčiau 2-3 kartus per savaitę, reikėdavo gerti vaistų, dabar yra 4-5 kartus per metus ir vaistų nebegeriu. Mano išsilavinimas pagrindiniai, čia daug ten turiu, inžinierius, andragogas praktikas, psichologas, sertifikuotas vadybos konsultantas, Top Vocation treneris, darbas su šoko vystymosi traumą patyrusiais klientais čia Rusijoje mokiausi ir ten pat darbas su krizėmis į kūną orientuotai psichoterapijoje. Joko jėgos treneris, strategijos konsultantas, vadybos magistras, parengtas mokymo programas, streso valdymas, pykčio valdymas, sutuoktinio parengimo santuokai, stipri šeima, šeimos kuratorių parengimas ir kažkada buvau LEU lektorius. Su kolegom knygą parašėm, tokią išleido Ugdymo plėtotės centras ir vykdau švietėjišką veiklą, kas tik paprašo, visiems dalinuosi, todėl kad santykiai yra vienas svarbiausių dalykų, kuriuos reikia įvaldyti. Mano autorinės programos Kiauri šuliniai, 5 meilės kalbos ir kiaurų šulinių užpildymas, 7 meilės tiltai, poros santykių diagnostika, programos Pažink save, tapk savo gyvenimo valdovu, savarankiški ir sėkmingi vaikai, abipusis seksualinis pasitenkinimas, streso valdymas, pykčio nuoskaudų neutralizavimas. Nu ir einam prie temos, kas yra atstūmimas ir kada jis pasireiškia. Tai subjektyvi emocinė būsena, kai žmogus patiria, jaučiasi, kad mirs, nes nėra svarbus, nėra vertinamas, nėra įtrauktas ir priimtas kitų. Psichologiškai tai yra susiję su socialiniu priklausimo poreikiu, savivertės reguliavimo sistema, prieraišumo modeliu. Net ir nedideli socialiniai signalai, pavyzdžiui, neatsakytas laiškas arba tyla, nekalbadienis gali žmogaus būti interpretuojamas kaip atstūmimas. Kad geriau suprast šitą temą, grįžkim prie esmės. Klausimas, ar žmonės gali išgyventi vieni gamtoje? Žmonės yra bendruomeninės būtybės, skruzdės, bitės, beždžionės ir žmonės yra bendruomeninės būtybės. Po vieną gamtoj, kaip zuikis ar lapė, jie negali išgyventi. Ir kai vyksta atstūmimas, mums pasąmonėje mes jaučiame, kad mes mirsime. Ir todėl mes taip stipriai reaguojame į šitą atstūmimą. Dažniausiai ir stipriausiai pasijaučiame atstumti nutrūkstant artimiems santykiams. Pavyzdžiui, santuoka nutrūksta. Taip, statistiškai tai 2/3 skyrybų inicijuoja žmonos. Tai tada 2/3 vyrų jaučiasi atstumti. Šiaip vyrai yra silpnoji lytis, taip jeigu taip biškį su humoru pažiūrėti, nes gamta moteriai davė atsakomybę, ištvermę, empatiją, kad jinai galėtų subrandinti vaisių, pagimdyti, išmaitinti, prengti ir užauginti. Vyrui davė jėgos, orientacijos į rezultatą ir prisakė saugoti moterį. Bet vyras kažkur paklydo, užmiršo ir pradėjo kažką kitą daryti. Tai va, ir vyrai, jie sunkiau išgyvena atstūmimo jausmą. Pradeda rūkyti, gerti,
narkotikai, lošimai, visokie kiti velniai ir statistiškai trečdalis vyrų bus palaidoti tėvų, tai yra nesulauks savo senatvės. Pagrindinė mirties priežastim alkoholizmas. Kai iš giminės yra atstumiami, nu, pavyzdžiui, ten tėvai atstumia vaikus arba ten seneliai ir šitie. Darbovietėje, kai mes esame atleidžiami iš darbo, nu, pomėgių klubas, kai mus kažkaip išvaro, išprašo pasitraukti. Nu, ir kitos priežastys. Ir visos jos susijusios su socialiniu ryšiu, su socialiniu ryšiu. Ir jau kaip anksčiau minėjau, socialinis ryšys, jeigu jaučiasi žmogus nesaugus, tai neišgyvens vienas, pasileidžia tos stiprios reakcijos. Kokie išgyvenimai pas žmogų vyksta atstūmimo metu? Kai mes išgyvenam patyčios, esam pasiunčiami pasivaikščioti, palikėjime, atstūmimas, skyrybos, visas paleidžia tas pačias reakcijas. Jaučiamės atstumti, į galvą dabar ateina mirtis, dabar aš mirsiu. Formuojasi nereikalingumo šulinys, esu niekam nereikalingas, nesaugumas santykiuose, liksiu vienas. Gėda, ką žmonės pagalvos, kaltė, aš blogai elgiausi, tada aš bloga ar blogas, kad blogai elgiausi, niekam tikęs, tada baimė, kas dabar bus, aš neišgyvensiu. Baimė, kaltė, menka savivertė suformuoja Bermudų trikampį. Ir jeigu žmogus vaikšto šitais sinapsių takeliais, jeigu tokia sąvoka gal suprantama, aš esu blogai pasielgiau, aš esu prastas, dabar kas bus, aš neišgyvensiu. Nu ir taip, jeigu taip mintis sukasi ir jis išgyvena didžiulės baimės. Savivertės pažeidimas gali pagimdyti pyktį, taip neteisinga, aš jūs visus išžudysiu. Ir pasireiškia agresija. Tai vad baimė, kaltė ir menka savivertė suformuoja nepasitikėjimą savim, tada pradedam kaltinti visus kitus ir neprisimdami atsakomybės savo. Tai va, visos šitos reakcijos yra sukeliamas mūsų minčių. Ir mūsų išgyvenimų stiprumas priklauso nuo mūsų emocijų jausmų stiprumo. Tai yra, kiek mes savyje jaučiam gėdos, kiek jaučiam kaltės, kiek jaučiam menkavertiškumo, baimės, nepasitikėjimo, pykčio nuoskaudų, kiek turim sukaupę. Visą tai mes sukaupėm per gyvenimą ir nešim su savim. Kodėl šis jausmas toks stiprus? Žmogaus smegenys reaguoja į socialinį atstumimą panašiai kaip į fizinį skausmą. Nu, čia tokie tyrimai. Taip paaiškina, kodėl ignoruotas žmogus jaučiasi taip skaudžiai. Kodėl kyla stiprios emocinės reakcijos, liūdesys, pyktis, gėda, kaltė, menkavertiškumas. Atstumimas yra nepaprastai stipri jėga, kuri gali priversti žmogų pasitraukti iš gyvenimo. Nustatyta, tyrinėjant savižudybės, nustatytos 4 svarbiausios savižudybių priežastys, kai žmogus priima sprendimą išeiti iš gyvenimo. Tai pirma yra artimųjų įžymių žmonių mirtis ir tada jau atrodo, kad jau nebesusitvarkysiu. Nu ir įžymių žmonių mirtis čia pridėta, nu todėl, kad, pavyzdžiui, kažkada Šapranauskas pasitraukė iš gyvenimo, paskelbė spaudoj. Ir tada banga savižudžių atsirado. Tai nuo to laiko nusprendė neskelbti apie tuos visus dalykus. Ir tai kartais pralenda visokios žinutės, galėjote girdėti, man atrodo, praeitą žiemą, kad mokinys šoko nuo tilto ir ne vienas. Tėvų skyrybos antra pagal stiprumą priežastis, kai vaikai jaučiasi nesaugus. Jie, aišku, nesupranta ten, ta prasme, išgyvens ar neišgyvens jie gamtoj,
bet jie jaučiasi nesaugus. Tai vat tėvų skyrybos labai smarkiai padidina nesaugumą. Todėl, pavyzdžiui, jeigu skiriasi, tai nu, tiems, kurie jau ateina konsultuoti su manim, aš patariu kuo mažiau daryti pokyčių. Jeigu jau, sakykime, tėvas išeina iš namų į jau kitoje gyvenama vieta, tai būtų gerai, kad vaikai paliktų senoje gyvenamai vietoje, aišku, jeigu įmanoma, lankytų tą pačią mokyklą ar darželį, kad būtų kuo mažiau pokyčių. Kuo daugiau pokyčių, tuo vaikas jaučiasi mažiau saugus. Ir tada jau gali būti visokios kitos traumos. Asmeninės skyrybos yra trečia pagal stiprumą priežastis, jau truputį minėjau, jinai paskatina žmogų atsisveikinti su gyvenimu. Jam gėda, kaltė, menkavertiškumas, baimė yra tokie stiprus, taip jis smarkiai ėda, griaužia, kaip sakyti, veikia, kad jam mirtis atrodo lengvesnė išeitis. Ir esu konsultavęs ne vieną klientą, kuris sakė, užlipau ant 16 aukštų namo stogo, atsistojau prie krašto ir svarsčiau, šokti ar ne. Nu, jeigu konsultavosi, tai nenušoko, suprantat, tai nusprendė dirbti su savim. Nelaiminga meilė, ketvirta pagal stiprumą priežastis pačiam žmogui priimti sprendimą pasitraukti iš gyvenimo. Visos yra susijusios su santykiais. Taigi, patirtos traumos ir nepageidaujamos pasekmes. Pasižymime tuo, kad esame tauta, kurioje užaugę vaikai, jau būna suaugę, skiriasi. Skyrybų dažnis 100 000 gyventojų pirma vieta. Nu, čia 16 metų statistika, bet niekiek neatsiliekam. Dar mane šokiravo tokia informacija, kur ten Europos statistikos departamentas paskelbė, kiek procentų vienišų žmonių gyvena kiekvienoje šalyje. Tai 40 procentų Lietuvoje gyvena. Pati didžiausia, nu, ta prasme, šalis, kur daugiausia vienišų žmonių. Tai dalis tos informacijos eina todėl, kad jie gyvena neįteisinę santuokas, apie 30 procentų porų gyvena nesusituokę. Kodėl nesituokia? Todėl, kad vienas arba kitas jaučiasi nesaugus santykiuose. Iš pradžių, kol medų kopinėja, viskas gerai, bet kad pradeda gyventi kartu, tada jau būna blogai. Tai va, tai skyrybos, tėvų skyrybai, linkę žudytis, vyrų savižudybių dažnis 100 000 gyventojų 3 kartus viršijo vidurkį, čia seniau. Dabar, jeigu šituo laikotarpiu žudydavosi 3 žmonės per dieną, tai šiandien 2 žmonės per dieną nusižudys. Šiandien 2 žmonės nusižudys. Nu, baisų skaičiai. Kodėl iš 3 pasidarė 2? Nu, todėl, kad sumažino prieigą prie alkoholio. Lietuvos savižudybių rodikliai jau 2 dešimtmečius yra aukščiausia pasaulyje. Savižudybių priežasčių yra daug, tačiau vienas svarbiausia - psichosocialinė vaikų ir jaunuolių nepasirengimas įveikti gyvenimo iššūkius. Tai vat, kaip sakiau, nu, ir vat, tas atstumimo jausmas, patyčios mokykloje, internete, ir šiaip Lietuva pasižymė labai aukštų patyčių skaičiumi, intensyvumu mokykloje. Nu, čia matot labai skaudžią kreivę, vyrai mėlyni, moteris raudonos. Dabar žiūrėkit, 10-14 metų amžiaus vaikai žudosi, 15-19 metų jaunuoliai žudosi, 20-24. Ir matot, kad vyrų savižudybių skaičius 4 kartus viršyje už moterų. Matot. Čia senesni duomenys, bet iš esmės tendencija išliko ta pati. Kur gyvena atstumimas? Kur gyvena atstumimas? Žmogus jaučiasi negalinti susitvarkyti su šia situacija, nu, kai jaučiasi atstumtas. Tai kur gyvena atstumimo jausmas? Manyje ar tuose žmonėse, kurie mane atstumė.
Tai aišku, jaučiasi viduj pas žmogų, viduj jis pats žmogus jaučiasi, kad nesusitvarkys. Todėl reikia padėti žmogui įgauti pasitikėjimą savim, kad jis susitvarkys, jis ar jis susitvarkys su šita ar kita situacija, kurioje jis pasijautė atstumtas. Ir kaip mes tai darom? Nu, aš taip darau, jo. Tai vat mes turim čia šitą visą tą, kaip čia pasakyti, emocijų, jausmų schemą. Ir aš dirbu visų pirma su pykčiu ir nuoskaudom. Į širdį pasodinam dėkingumą vietoj nuoskaudų, o į galvą ateina mintis, aš esu dėkingas gyvenimo pamokoms, dėl kurių patobulėjau. Dėl to atsiranda tolerancija. Dėl to keičiasi žmogaus požiūris į praeitį. Taip, man skaudėjo, bet aš iš to išmokau, patobulėjau. Keičiasi požiūris į dabartį. Dabar aš jaučiuosi saugiau, aš susitvarkysiu ir keičiasi požiūris į ateitį. Viskas bus gerai. Tada mes dirbam su atstūmimo jausmu, suformuojam viduje priėmimo jausmą, aš renkuosi su kuo būti, reikalingumo jausmą suformuojam. Padedam susikurti naujus santykius, kurie yra, kur žmogus priima. Gėdą transformuojam į pasididžiavimą, pakeliam savivertę, kaltę transformuojam į atsakomybę ir galiausiai įveikiam baimės, kurios pas mus yra viduj, ir į galvą įsodina mintį, aš susitvarkysiu su viskuo, kas besitiks. Taigi drąsa, atsakomybė yra už tą savivertę, padidina pasitikėjimą savim ir žmogus tampa savo gyvenimo valdovas ar valdovė. Tai va, tai šitoks nuoseklus ir čia toks mažas žmogutis, jis simbolizuoja aš, self, vidinis, angliškai self, vidinis aš, kuris visą tą, sakykime, pojūtį susideda į save. Toliau, kas nulėmė mūsų reakcijas į atstūmimo jausmą? Tai mūsų elgesys, jis yra nuo dviejų krypčių. Išvengti skausmui, pabėgti nuo pavojaus arba panaikinti pavojų. Ir jeigu viskas yra gerai, tai mes siekiam malonumo, ne? Tai mes galim arba pulti, arba pasitraukti. Nuo ko tas elgesys priklauso? Nuo mūsų poreikių tuo metu, nuo mūsų tikslų, nuo mūsų patirties, turimų žinių, gebėjimų, mūsų vertybių sistemos, mūsų įsitikinimų, asmeninių savybių, emocijos jausmus, kurias mes ką tik aptarėm, ir pavojaus suvokimo dėl susidariusios situacijos. Todėl nėra visiems vienodos tabletės, išgerk ir būsi sveikas. Nėra. Kiekvienas žmogus turi suprasti save, kodėl jis elgesi taip, o ne kitaip. Dar jums pasakysiu paslaptį, kad visi mes esam praeities įvykių poveikio rezultatas. Visi mes esam praeities įvykių poveikio rezultatas. Ir jeigu norit suprasti, kodėl esate tokie, o ne kitokie, kodėl elgėtės taip, o ne kitaip, jūs turite suprasti praeities įvykių poveikį. Ta mes ir darom pagal specialią programą Pažink save. Toliau, kiekvienas žmogus turi skirtingus saugumo lygius. Mes nesam vienodi, o saugumo jausmas yra iš 3 dedamųjų. Tai kaip aš mano sveikata, kokie mano santykiai ir finansinė situacija. Taip? Ir gali būti tas aš pakankamai stiprus, gali būti vidutinio stiprumo ir gali būti visai silpnas, mažiukas, nepasitikintis. Ir nuo to irgi jo priklausys jo tos reakcijos į tą pavojų, kurį sukelia atstūmimo nereikalingumo jausmas. Mūsų tikslas, kai dirbame kartu su klientais, tai jau padidinti tą žmogaus pasitikėjimą savim ir saugumo lygį. Na ir atsakymai į jūsų klausimus iš anksto užduotus. Kaip paleisti nuoskaudas gyventi dabartim? Tai ten buvo atskira tokia paskaita nemokama. Aš po konsultacijos dabar atsiųsiu nuorodą į vaizdo įrašą ir atsiųsiu nuorodą dar į vieną. Kaip paleisti nuoskaudas? Dar vieną paskaitą, pasižiūrėkit.
Tai va, tas nuoskaudos, jos yra, net mes nešiuojame. Čia nuo gerklės apačios iki diafragmos apačios yra nuoskaudų indas, taip mano vadinamas, kuriame mes kaupiam tas nuoskaudas. Kai tų nuoskaudų prikaupiam, jos nebetelpa, tada mes pradedame spjaudyti su ugnimi. Blogiausia, kad tie emociniai žaibai krenta ant tų žmonių, kurie mus myli. Tai yra vaikai antros pusės, giminaičiai. Tai va. O jau tos, ta tiesiog žala daroma. Ir tada tie žmonės, kurie yra apšaukti, iškeikti ar dar kažkaip pasiųsti, nenori su mumis draugauti, tada jau abu traukiasi viens nuo kito. Taip, tai dar, reiškia, kai mes išsivalom tas nuoskaudas, tai laiks nuo laiko reguliariai mes prisigaudom tų pykčių, tai aš esu sukūręs tokią emocijų išmetimo meditaciją, kartą per 2 mėnesius darau, jeigu kas nori, parašykit laišką, tada jau, ta prasme, padarysim, organizuosim tokį. Toliau neutralizuoti pyktį nuoskaudas, jau paminėjau, sinapsių takeliai. Čia irgi tokia sąvoka, kurią truputį reikia paaiškinti. Tikriausiai visi matėte pievoje pramintą takelį. Kuo daugiau žmonių praėjo tuo takeliu, tuo takelis yra platesnis, suprantama. Tai dabar šitą analogiją perkelkime į smegenis. Mūsų protas įsikūręs yra toks, ant mūsų visų smegenų yra toks smegenų neuronų tinklas užmestas 1-3 mm storio ir ten yra apie 70-80 milijardų sinapsių, neuronų jungčių. Tai jeigu tas šitą visą neuronų ir sinapsių kiekį skaityti, kad tai yra pieva, ir tada, jeigu mūsų mintis vaikšto tą pievą, tai prasimena toks sinapsių takelis. Vienas klientas pasakoja, kai jis augo, mama jam sakydavo, ei, Petriuk, tu bukas kaip autobusas, nieko čia nesuprasi, eik šieno grėbti, matai, lietus artėja. Ir aš paskaičiavau, kad vaikas, berniukas, kol paaugo, suprato, kas yra bukas kaip autobusas. Iki to laiko, kol išėjo iš namų, jisai 40 000 kartų išgirdo, kad yra bukas kaip autobusas. Kitaip sakant, 40 000 kartų jo mintis praėjo takeliu, ant kurio užrašyta tu bukas kaip autobusas. Nu tai va, ir jis jau bandė įrodinėti savo ir pasauliu, kad jis nėra bukas. Puolė ten verslą vykdyti, pasileido į verslą, nesusitvarkė su santykiais, Mykolai gelbėk, santuoka griūna. Nu tai va, tai tokių istorijų yra daug, kiekvienas mes jų esame išgyvenę, daugiau ar mažiau, stipriau ar ne, ir kiekvienas turi suprasti tų praeities įvykių poveikį, tam, kad galėtų neutralizuoti neigiamą poveikį. Tai va, tas sinapsių takelis, reikėtų suformuoti naują sinapsių takelis, aš esu geras pakankamai. Ir nereikia man čia aiškinti ir įrodinėti pasauliui, kad aš esu super kietas. Tai čia taip. Toliau, jūs, jeigu kartais jūsų mintis sugrįžta prie to atstumimo nereikalingumo, tokio jausmo, jau šitą mintis pažadina jūsų emocijas visas, tai jūs turite stengtis tas mintis perkelti į tokią veiklą, kurią galite valdyti. Pavyzdžiui, sakykime, to atstumimo jausmo jūs negalite valdyti, bet jūs galite valdyti, pavyzdžiui, ten menoterapija padeda, pavyzdžiui, fraktalų spalvinimas, paveikslėlių spalvinimas, bet kas su menoterapija, kas yra. Ir tada jūsų smegenys nurimsta ir jaučiasi saugiau. Ką daryti, kai artimųjų atstumųjų metu įsijungia ta pažeidžiama dalis atstumimą? Ir panašus klausimas, kaip nebūti tame didžiuliame skausme. Jau kaip ir atsakiau iš tikrųjų. Ta pažeidžiama dalis, kaip atsakyti, tai reikia suprasti, kad tas atstumimo jausmas kyla jūsų viduj
Ir jūsų reakcijos pažadina tuos jausmus. Todėl reikia tvarkyti su mintimis, nes mintis pažadina emociją. Mintis pažadina emocijas. Ir jeigu pas mus į galvą, mes galvojame, kad mes esame kažkokie blogai pasielgiam, esam blogi, tada baimė, nepasitikėjimas. O jeigu mes galvojam, kad mes esam puikiai susitvarkėm su tą situacija, nu tai koks, visai kitoks reakcijos, suprantat, kūne. Tai va, toliau bendri patarimai. Laikinai apriboti tokį skaudinantį bendravimą, jeigu tai įmanoma, aišku, kad biškė atvėsti širdis nurimtų. Šiaip per konsultacijas tikrinu, kokios trukmės nekalbadieniai būna. Jeigu nekalbadienis yra ten minučių, valandų reikalu, tai viskas kaip ir dar nieko. Bet jeigu nekalbadienis būna dieną, savaitę, mėnesį, tai ką reiškia? Tai to žmogaus širdis yra jautri ir skauda, kraujuoja ir todėl jis nenori kalbėti. Tai va, tai jeigu jis nenori kalbėti, tai čia yra tokio žmogaus problema vidinė, o jūs neturėtumėt jaustis dėl to atstumti. Reikia, reikia galvoti, ką jūs padarėte tokio, kad žmogus nekalba. Ir išmokti bendrauti taip, kad po pokalbio norėtų jis apkabinti, o ne pabėgti nuo jūsų. Toliau reikia didinti pasitikėjimą su savim. Tai įsisukti į kitą socialinį ratą, kuris palaiko. Nu, pavyzdžiui, jeigu ten santykiuose blogai, tai tada profesinis ratas, pomėgių ratas, profesionali pagalba, būtų gerai kreiptis, yra palaikymo grupės įvairios, tada kelti savo savivertę, neutralizuoti gėdą, kaltę, veikti baimės, stebėti ir koreguoti savo mintis, jau minėjau, išsiaiškinti, ką tau žmogus davė ir kaip tai gali būti kitaip gauta. Nes kartais mes gedime žmogaus, išėjo iš mūsų, iš santykių išėjo. Bet iš tikrųjų tai reikia mąstyti, kas vyksta su manim, kodėl aš taip smarkiai išgyvenu. Ar aš negaliu surasti kito žmogaus. Pasaulyje yra 4 milijardai moterų, 4 milijardai vyrų. Bet jeigu vienas išėjo iš mūsų, ar viena, tai čia ne pasaulio pabaiga. Nu taip jau sakiau. Tai va, tai dabar savo prezentaciją baigiu ir tada būtų mano klausimai. Klausimas, ar turite kažkokių klausimų man dabar dar užduoti? Taip, aš norėčiau jūsų paklausti, kaip neimti į širdį, kai kitas žmogus siekia įskaudinti. Nu, kaip galima tada išeiti iš to atstumimo jausmo. Ačiū. Jeigu kitas žmogus nori jūs skaudinti, tai arba jisai yra blogas žmogus, arba jisai nori jums keršyti. tą reikia išsiaiškinti. Jeigu jis nori jums keršyti, reikia žiūrėti, kaip jūs jam sukėlėte tą norą keršyti. Nes jeigu jis nori keršyti jums, tai reiškia jūs sukėlėte tą norą, ne kaimynas ar bendradarbė. Jeigu jisai šiaip alebelėt ko yra piktas ant visų ir ant jūsų, tai tada reikėtų jau galvoti, ar verta gyventi toliau su šituo žmogum šituose santykiuose. Ar aiškus jums atsakymas, ar norite dar kažkokį kitą aspektą Man dar įdomu, pavyzdžiui, kaip su šeimos nariais, jeigu yra bendravimas ir šeimos nariai, jie tokie piktai nusiteikę, ar kažkokios nuoskaudas, ar
ar dar kažkas, tai kaip tada, nu, bandyti laikyti tą santykį Suprantu, ryšį o su dabar šeimos sakykit, nariais. prašau, o tie šeimos nariai čia kas? Vyras ar mama, ar tėvai, broliai, sesės, dėdės, kas? Tėvai, tėvai. Tėvai, Mhm. tėvai. Mhm. Tėvai, sesė ten. Mhm. Nu, tai galėčiau kelti hipotezę, kad jie yra, nu, smarkiai gyvenimo sužaloti žmonės, turi daug gyvenimo traumų, nėra susitvarkę su savim ir jie išreiškia pyktį ant viso pasaulio ir ant tų, nu, kurie arčiau mūsų. Aš jau kaip sakiau, čia yra problema tame, kad tie žaibai, kuriuos mes nu, laikom viduj čia, nu, emociniai ir išlėkia, jie krenta ant tų žmonių, kurie mus myli. Nu, tai yra vaikai antros pusės. Tai va, tai dėl to žmonės turėtų dirbti. Bet jeigu žmonės yra augę, tai jie gali nesuprasti, nei apie ką aš kalbu, nei kodėl reikia dirbti. Ir tada kaltins jūs. Tada jums, jeigu jau jų elgesio neišeis niekaip pakeisti, tada jums reikėtų apriboti nu, bendravimą arba laiką, kurį jūs leidžiate su jais. Nes nu, esu konsultavęs ir ne vieną vat, klientę, kur mama sakydavo dukrai, tu esi K. Nu, negalvokit, nu, čia rusiškas žodis, keiksmažodis. Nu, kaip motina gali sakyti vaikui, savo dukrai taip, tai žiaurūs pažeidimai, nu, va taip ir būna tie dalykai. Tai va, apriboti, galite ateiti pas mane, padėsiu išsigydyti tas žaizdas, kurios jau yra. Ir tada, nu, pamokysiu konkrečiai ten toj situacijai, kaip reikėtų nu, jums elgtis, patarsiu. Dabar, nu, taip bendrais principais tik tiek. Mhm. Ačiū, perdodu kitiem. Tai prašom, jeigu dar kas nori, liko 5 minutės. Arba jeigu nieks klausimų neturi daugiau, tai aš tada prašysiu, kad gal, nu, nepasakyti, galit pasakyti arba parašyti į šitą, į pokalbių kambarį, ką išmokot, supratot, pasitvirtinot, įstrigot, kas jums buvo naudinga iš šitos mūsų klausimų sesijos. Nu, vat, Rasuolė tikriausiai parašė, kad mintis pažadina emocijas. Tai esmę supratot. Jūs, jeigu norit, kad kitos emocijos būtų sužadintos, turite dirbti su savo mintimis. Nu, ta prasme, transformuoti mintį. Jeigu jums kažkas išaiškino, kad jūs esat nu, kažkokia šiokia tokia ar netokia, tai jūs turite įtikinti save, kad jūs esat pakankamai gera. Ir tada, nu, ta prasme, bus kitos reakcijos. Gerai, jeigu daugiau nieks ką nenori pasakyti, paklausti ir parašyti, tai tada ačiū visiems, buvo labai malonu ir šitą klausimų atsakymų sesiją baigiam. Gerai?